Labą dieną, pristatysiu, kaip įsirašyti programų ryto apps. Taigi, pirmiausia, įeiti į puslapį technologijų sveikata.si.s WordPress, tada įeiti į skyrelį programos. Šiame skyriuje yra trumpai aprašyta pačios programos funkcijos bei pateikta nuoroda parsisiųsti. Tai įeikime į šį puslapį. Tada pasirenkame domą ir pačioje atidarome parsiųstą failą, spaudžiame Next, Install, vėl Next ir Finish. Taigi parsisiuntėme programą ir trumpai pristatysiu pačios programos funkcijas. Tai programa automatiškai nukelia apačioje į programų skyrių. Tai paspaudžius ant jos kairiu klavišu, tai mes pasirinkame nustatymą. Kokie turėtų būti nustatymai? Tai ilgųjų pertraukų laikas turi būti kas 45 minutės ir trukti 10 minučių. Bent jau. Apie ilgai pertrauką bus pranešta prieš 30 sekundžių, galite pasilyginti, pasitrukdyti laiką. Trumpasios pertraukos bus kas 15 minučių. Galima kas 15, kas 10, dažniau tikrai nereikia. Ir trukmė bus tik 8 sekundės. Tai šių pertraukų metu pamatysite, kad iššokusi piktogramą ekrane pateiks jums pratimus akims. Tai bus pažiūrėti į šoną, į viršų ir kitokie pratimėliai, pamirkčiate. Toliau nustatymai yra garso, kad išgirstume, kaip prasidės pertrauka. Ir galite, taip pat čia yra informacija apie programą, galite paskaityti trumpai ir saugoti. Toliau, kiti nustatymai, tai galima išjungti programą, tarkim valandai ar 2 valandom, padaryti pertrauką, kuriuo metu jūs nematysite šios programos. Ir jums netrukdys, tarkim, kad žiūrite filmą ar dar kažkokia kita veikla, kuriuo metu jūs nenorėtumėte, kad jums trukdytų. Toliau, galima iškart pasukti ilgąją pertrauką. Tarkim, turite laisvo laiko ir dabar padaryti pertrauką. Ir matote, rašo likusias minutės ir rašo, ką tuo metu turėtumėte daryti. Dažnai rašo kitiem skirtingą tekstą. Tai šiuo metu rašo, kad pailsėtumėt ir atitrauktumėte kompiuterį. Kaip matote, visas ekranas ir užjuodintas, kadangi programa nebeleidžia nieko dirbti su kompiuteriu. Tačiau, jei yra didelė būtinybė, galite išjungti. Tai spaudžiate skip. Bet tai yra nepatartina. Jeigu jau įsirašėte šią programą, tai siūlau ją ir naudotis. Taip pamažu priprasite prie pertraukų laiko ir tai tikrai padės jums išvengti informacijos fono sukeliamų sveikatos negalavimų. Taigi tiek, ačiū už dėmesį.